Sveiki gerbėmieji. 1158 Ukrainos karo diena. Mirė popiežius. 130 valstybių vadovų, atstovų atvažiavo į laidotuvės. Jos susodino abėcėlės tvarka, išskyrus Argentiną ir Italiją. Ukraina ir United States labai netoli viens nuo kito. Putinas neatvažiavo. Ne jis vienintelis, nesvarbu, įvyko pokalbis Trumpo ir Zelenskio. Įvyko daugiau pokalbių ir jie įvyko geriau negu prieš tai. Tai tikiuosi, kažkas pasikeis. Naujas popiežius, tikiu, bus labiau draugiškas Ukrainai negu tas, kuris ką tik numirė. Prie to paties vyksta derybos. Kitos, daug visokių įvykių. Kinija pastato naują dirbtiną salą, Indija, Pakistanas, jau viskas tvarkoj, jau karas. Dar ne branduolinis, bet ten pas juos ne visada ramu. Arba, kitaip tariant, beveik visada truputėlį neramu. Vitkovas derybose su Putinu aptarė geopolitiką, tai yra truputėlį plačiau negu Ukraina. Taigi, citata iš kažkada anksčiau minėto šaltinio: geriausiai valdo chaosą tas, kuris jį kūrė. Taigi, Jungtinės valstijos nori, kad Iranas nebevystytų savo branduolinės programos ir perduotų savo prisodrintą uraną trečiai šaliai, galimai Rusijai. Galimai. Kai vyksta derybos su uranu, jau ne pirmas raundas, Irane įvyksta sprogimas uoste. Jungtinės valstijos atlieka smūgį Jemene. Tuo pačiu Filipinai barosi su Kinija, Indija su Pakistanu. Tai jeigu išpuolį organizavo Pakistano teroristinė organizacija, į kurį Indija atsakė, ir jeigu vakarai žada karinę pagalbą Indijai, tai potencialiai gali reikšti, kad sumažės kažkiek karinės pagalbos Ukrainai. Taigi paveiksliukas yra truputėlį didesnis negu vien tik tai frontas. Frontas, jeigu anksčiau pilkoji zona buvo tokia 200-500 metrų, tai dabar su dronais ta pilkoji zona didėja. Tai nereiškia, kad nėra tiesioginių kontaktų. Tai reiškia, kad bepiločiai orlaiviai visą laiką yra ore. Tai reiškia, kad visą laiką veikia elektroninės kovos priemonės. Tai reiškia, kad technologijos užima vis svarbesnę vietą moderniajame mūšio lauke ir inovacijos jos bus. Mes pamatysim. Ir ukrainiečiai kol kas pirmauja, bet kiek teko su ukrainiečiais kalbėtis, sako, kai tik mes sugalvojam kažką naujo, rusai suranda priešnuodį maždaug per pusę metų. Taigi visą laiką turi būti smart. Ko jums ir linkiu. Geros jums dienos.